Labas vakaras, įspūdingas Vilniaus Ryto vakaras Čekijoje. Sostinės klubas, palaikomas įspūdingai Prahą užliejusių savo sirgalių, pačiupo savo istorinį bilietą į FIBA čempionų lygos finalo ketvertą. Rytas euforijoje, bet krepšininkai ilgai skrajoti padebesiais neketina. Esą tikslai yra dar didesni. Niekas to nepakeis, nes Rytas amžinai. Dar gerokai iki žūtbūtinių Vilniaus Ryto rungtynių FIBA čempionų lygoje Čekijos sostinės Prahos gatvėse didžiulės sostinės fanų pajėgos. Lėktuvais ir automobiliais į Prahą atvyko nedaugiau nei 500 Ryto aistruolių. O galiausiai apie save Ryto fanai netrukus visiems paskelbė ne tik triukšmu, bet ir tokiais vaizdais su uždegtais dūminiais užtaisais. Toks organizuotas ir svarbiausia itin gausus palaikymas Rytui dabar gyvybiškai reikalingas. Mat ant kortos pastatytas istorinis bilietas į čempionų lygos finalo ketvertą. Ir nors Rytas šioje ketvirtfinalio poroje specialistų buvo laikomas akivaizdžiu favoritu, vilniečiai kaip ir prieš savaitę namie, taip ir dabar antrajame ketvirtfinalio mače su Nimburgo klubu vėl vargsta. Rytas mačo gale vaikšto peilio ašmenimis, bet 2 baudas pataiko Ignas Sargiūnas. Netrukus čekų klubas turi šansą plėšti pergalę, bet lemiamą metimą prameta ir vilniečiai šitaip triumfuoja. Sostinės klubas pirmą kartą ekipos istorijoje patenka į čempionų lygos pusfinalį. Išgyvena rungtynes Čekijoje, Prahoje. Didelė pergalė mums, organizacijai, fanams, žaidėjams, treneriams, visiems, kas susijęs su Rytu. Darbas nebaigtas, tikrai manau, galim ir kovoti ir pusfinalį, ir šitą patį finalą. O šitaip audringai šėlsta didžiulė Ryto fanų minia. Po kartu su jais ir patys žaidėjai bei treneriai. Įspūdinga, iš tikrųjų, tas garsas, tas raudonumas arenose, visur, kur pasuksi, ypač tas vienas sektorius, pusė arenos. Džiaugsmas suprantamas, patekimo į europinio turnyro pusfinalį Rytas ir klubo fanai laukė įspūdingai ilgai. Tokiame etape nebuvo net 14 metų, bet pusfinalyje sustoti vilniečiai neketina. Kai tie lūkesčiai mažesni, labiau gal to pasitikėjimo atsiranda, mažiau spaudimo, o finaliniam ketvirtį komandos jau bus labai rimtos. Panašu, kad spaudimas bent kol kas nukrito ir treneriui Giedriui Žibėnui. Nors treneris 2 kart Rytą nuvedęs iki LKL čempionų titulo, Europoje Rytas neretai patirdavo fiasko, dėl ko fanų kritikos sulaukdavo ir treneris. Šie metai jau kitokie, dabar Žibėnas triumfuoja šitaip išmaudytas auklėtinių. O tokia minia aistruolių Ryto žaidėjus šitai pasitinka ir išeinančius iš arenos. Dainomis, fakelais ir skanduotėmis. Po mėnesio Badalonoje, Ispanijoje vyksiančiame finalo ketverte pusfinalyje Rytas sutiks arba Tenerifės, arba Stambulo Galatasaray komandą.